Nu ką, sveiki sugrįžę. Netikėtai buvau gavęs labai daug žinučių ir klausimų, kur aš tiek ilgai dingau. Kadangi vyka dalyks normalus, buvau strigęs labai su savo bambaliuku. Aišku, ten sutvarkiau, ką reikėjo viską, bet man virš mėnesio laiką prastovėjo skelbimuose, nes atsirado dar daugiau problemų. Tai pradėjo dinginėti trauką, jokių čekų nieks neužsidegė. Ir atsirado pirkėjais, atvažiavo apžiūrėti viską, beje, jeigu žiūri linkėjimai tau, tikiuosi tau ana gerai yra. Tai va, per apžiūrą pradėjo iš generatoriaus eit garsas. Ir ką, prasivažiavom, tada sutarėm, kad nepirks, nes generatorius jau parvažiuoti toli, tai atsisveikinom, sako, sutvarky generatorių, nupirksiu. Nu gerai, ir tada išvažiavau namo ir už 5 minučių nusprogo generatorius. Tai dar reikėjo pakeisti generatorių, tada atvažiavo tas pats žmogus ir nupirko tą mašiną. O aš jau prisijungiau, nes noriu kažką dar daugiau pasakyti, kad kadangi laiko daug nebėra ir tas tikslas mano buvo šiaip gan didelis, tai aš jo dabar turėsiu trumpam atsisakyti, nes nebespėsiu tiek mašinų parduoti. Tai va, šiandienai jau turiu nupirkęs vieną variantą, kur dabar galėsim padaryti apžvalgą, aš su juo dar nieko nedariau, nusipirkau prieš kelias dienas ir, nežinau, kelsamės į lauką. Kelsamės į lauką ir važiuosim padaryti apžvalgą. Tai ką, galiu jums pristatyti Mercedes-Benz E320. Galit mane pataisyti ar ne, bet man atrodo, kad čia yra vienas patikimiausių Mercedes variklių su 150 kW. Mašina yra sena, tai trūkumų irgi ji turi, bet viską jums aprodysiu, visą komplektaciją, kiek sumokėjau ir galėsim pradėti skaičiuoti biudžetą. Gerai, dabar pradėsiu nuo didžiausia gan kėbulo problemos. Tai buvo gavęs į lempą. Tai pasislinkęs yra buferis, atlipęs ant išlaikiklių ir aišku, ant yra skilęs ir lempos laikikliai visi išėję. Bet šviečia, veik, viskas gerai. Ir dar viena galinės arkas. Bet aš priskirsiu tai prie komplektacijas. Nėra baisiai, gal ir yra baisiai, bet ne kiaurai. Nieks neišlūš. Tai vienu žodžiu, čia irgi galim sakyti, kad komplektacija, nes jie išėjo iš gamyklos jau tokie. Kita arka taip pat, bet čia jau biškiai yra mažiau. Nežinau, iš kėbulo atrodo viskas daugiau kaip ir anui yra tvarkoj. Aišku, gražiausi R16 ratukai, ši padangas gan neblogas, komplektacija yra avangarda. Nežinau, lipam į vidų, žiūrim, ką turim viduj. Gerai, ką turim viduj, dabar atsistumsiu sėdynę. Turim Androidą įdėtą, šildomas sėdynės, klima, gale taip pat. Tada turim stoglangį, visą panoramą turim. Yra čia kiekvieną avangardą problema, skidelis, ants pradeda iš vidaus pelyt ar kažkas tokia. Negaliu sakyti, kad yra labai didelė komplektacija, bet 2004 metų mašina ir gan išpildyms, nėra labai blogs. Turim pusiau odeminį saloną. Nežinau, dar yra čia kažkokie mygtukai, bet nežinau, ar jie veikia ar neveik. Ką, lempų plovims, nes yra ksenonai. Vidus yra tragiškas. Visas yra murzins. Čia valymą, nežinau, čia gal cheminė reiktų, bet man gaila, cheminė yra pinigų. Visas toks baisus. O ir pinigėliai. Kokie pinigėliai, pinigai. Į taupyklę. Nėra čia plasmasiuką. Ką dar turim? Nežinau, čia skaitos kaip Shadow Lines ar nesiskaita, bet nėra blizgus.
Gale turim parktronikų imitaciją, nes jų nėra. Gerai, kas liečia techninę pusę, kaip variklį ir greičių dėžę, kur patys svarbiausi dalykai yra, tai varikliuks be jokio purtimasi ryte, kurias kaip turėtų kurtis, greičių dėžė nesmūgiuoja, nesitampa, nevibruoja. Galim pradėti tada nuo biudžetą visą. Tai sumokėjau 1400 plus 20 rašom ant kuro ir 30 elektriks, nes man jau buvo užsikirtus bagažinė, nes atsijungia klema nuo akumuliatoriaus. Bet čia žmogus, kuris pardavė, nebuvo priveržęs klemas, tai čia nebuvo didelė problema, tai kelias dienas pastovėję ir atrakinom. Tai pavyko kaip už tokį variantą sumokėti pačią mažiausią rinkos kainą, nes tokių, nesu tokia gera komplektacija, kainas prasideda nuo 2,5. Gal meluoju, gal ne 2,5, bet kažkas tokia. Koks mano dabar bus plans, tai vis tiek reikia parduoti. Kad jį greit parsiduotų, reikia parduoti pigiai. O kad pigiai padaryti, reikia pačiam daryti. Tai bandysiu sutvarkyti lempą ir buferį, aišku, visą išvalyti ir bandyti parduoti. Jeigu jį neparsiduos tokia, kokia yra, su kažkiek bent jau pliusą, tai bandysiu filmuoti daugiau ir kaip ją remontuosiu. Kaip žinot, jeigu ką, einam į Instagramą, nes ten skelbims bus pats pirms ir manau bus nebloga kaina, kad net dar kažkas galėtų iš jos užsidirbti. Tai nežinau, šiaip laukia yra šalta, tad nieko nelaukia, galim važiuoti, siurbliuoti vidų ir važiuoti į garažą, žiūrėti, kaip sutvarkyti tą lempą. Gerai, vien siurblys užlinka, nes popieriaus partraukiau, tai čia aš nekaltas, čia tik siurblis labai silpnas. Tai atvažiam prie kitą, toj pačioj vietoje, tai einam pratesti. Čia irgi gaidystas siurblys, tai beveik nieks neišsivalo, tai tiek to dabar paliksiu tam kartui. Ir mes toj pačioj vietoj, tai dabar eisiu dar kelimukus praplausiu. Pačios mašinas neplausiu, nes dabar yra -12, tai aš toj nenoriu, kad apledytų. Kelimukai kaip ir švarus. Aišku, aš ne pats protingiausias, kad dėčiau sausus. Bet nieko gal blogo nesitiks, nuvarvies kažkiek. Gerai, kažkiek atrodo biškį tvarkiau. Aišku, čia reiktų šiaip vežti, kad išvalytų tikri žinovai, bet kažkiek biškį geriau yra. Nežinau, prieš skelbimą dedant galbūt, kad nuvarysiu, kad išplautų ir būtų daug tvarkingiau. Ką žinau, mes važiuojame į garažą žiūrėti, kas čia su ta lempa. Jeigu išein šiandien sutvarkyti, fotkinu ir dedu į Instagramą ir paskui galbūt, kad dėsiu į kitus skelbimus. Ką žinau, bandom keltis kapotą, žiūrėsim, kaip čia su ta lempa galėsim kažką tais gal padaryti. Ir dabar dar pastebėjau tokį dalyką. Dabar nežinau, ar meluosiu, nemeluosiu, bet man atrodo, kad čia gali būti biksenonai, nes iš trumpų duodi ilgas, o šiaip ilgas turėtų mersė čia būti. Tai reikia įsitikinti. Nesklandumai. Standartiškai nėra dangčia. Ir gerai, galim žiūrėti, kas čia prie tos lempos. Reikia žiūrėti, kas čia gera bus. Aišku, čia laikiklį, ant jau buvo, eikti savo, čia su guma jau padaryti. Nežinau, nebent tik tai sukelti reiks. Ir čia bus irgi varščiuks va išlindęs. O kaip kitoj pusėje atrodo? Šiaip irgi, kitoj pusėje irgi taip pat. Ant turėtų šiaip
varščiuks būti iš tos pusės. O čia dabar taip įdėt. Nu, nežinau. Nu, va, į ką čia turam? Lempikė net neįstatyta. Kaip man čia dabar rana daryti? O, matau skelikę. Bandom žiūrėti. Jaučiu bus irgi išlūžę tie laikikliai. Ai, nors ne. Vo. Antifrizą jau leidžia. Čia grįžtamasis, man atrodo. Ai, tu savo nesilaikančiai visas. Nu, gal labai nepribėga. Gerai, statom kamerą ir bandom žiūrėti, kaip čia galim ką padaryti. Šiaip nesupratau, kitoj pusėj irgi lempikė ištraukta yra. Bet tai kada nors net netaip įdėtas, man atrodo. Čia tokia tarpa neturėtų būti. Untre buvo įdėta. Gerai, bandom įstatyti, ar ano čia veikia ar neveikia. Nu, šiaip va, įsistatė viską ir užsifiksavo. Gerai, dabar dėl tos lempas. Čia visas tas laikiklis yra išlūžęs ir čia įdėta netgi kaip guma. Ir aišku, medvarštis kaip priklauso ir čia varštėlis. Šiaip aš čia labai daug kažko gal net nepadarysiu. O tarkim dėl buferio, ant yra iš laikiklių kažkaip iššokęs. Ir tų laikiklių net nebėra. Bet va, sukėlus, atsiprašau, sukėlus kaip ir normaliai gaunas. Šiaip nežinau net. Gerai, aš pabandysiu biškį sukelti. Ir pabandysiu daveršti čia, kur yra tas vienas varštėlis. Gal kažkuom padės. Nu, liuk tai veržas. Nenoriu persukti per daug. O, jau biški tvarkingiau atrodo. Nežinau, ką čia man su tuo buferiu daryti. Čia reiktų dėti kaip sportinę mašinom čia tuos laikiklius. Žinot, ką aš sugalvojau? Su pirms variants o jeigu mes pabandom ją prastumti nieko nedarius. Aišku, tas išvalyms jau nesiskaita ir 2 lempikės įdėjims. Galim pabandyti tokį eksperimentą. Ir tada bus jums. Iškart komentarą galite parašyti, ar man pavyks per 3 dienas parduotą mašiną, ar nepavyks. Jeigu nepavyks, tada galėsim krapštytis ilgiau. Ir tokį Mersą pirkau vien dėl tos priežasties, kad jeigu aš juos ir neparduočiau per tą mėnesį laiką, tai aš pasiliksiu ją savo, susitvarkysiu, praeisiu technikinę ir turėsiu gerą Mersiuką. Ir bus proga parodyti, kaip reikia paruošti mašiną iš karto pardavimui, kaip gražiai sufotkinti, ką dar papildomai padaryti ir kad kuo greičiau išeitų. Ir jeigu šis video išeis ir dar nebus parduota čia už kelių dienų, tai vis tiek pirms skelbimas bus Instagramą įdėts, tad dėl įdomumo vien galite ateiti pasižiūrėti, aišku ir pasiekti, bet aš tikiu, kad šitą mašiną labai greitai išeis ir galėsim pulti prie kitų variantų. Tai nieko nebelaukiam, tada bandom stumti tokią, jeigu netvarkysim, o jeigu ką, gal pasiseks. Tai važiuosam pro plovyklą, išsiplausam išorę, gražiai sufotkinsam ir dėsam skelbimus. Tai nieko tada nelaukiam ir važiuojam. Ką, mašiniuks jau yra nuplauts. Privažiavom prie gražesnės vietos, kad
nuotraukas atrodytų gražiau. Tai nežinau, einam pasifotkinsim ir žiūrėsim, kaip gausias. Gal aš ir nesu didelis ekspertas fotografavime, bet esu jau čia bandęs fotkinti ir visai gražiai gaunas palei visą foną. Ką žinau, pirmą nuotrauką, aišku, geriau, kad šešėliai nesimatytų. Standartinė profilinė. Iš kitą šoną. Reikia ir iš galo, bet čia jau šešėlis krent, bet turėtų atrodyti gerai. Iš pradžių per visas tas pagrindinės nuotraukas visų pagrindinių defektų nereikia rodyti, nes čia bus palikta vieta dėrybom. Šešėlis matas. Ko iš paprastų nuotraukų nesimata iš tų visų privalumų, tai yra stuoglangis, kad jo nesimata. Tai galim papildomą nuotrauką čia dėti. Ir dar vieną visą vaizdą. Nu ką, irgi iš svarbiausių dalykų, va, blogai nuplau, nu bet per nuotraukas gal nesimatys. Gerai, svarbiausi dalykai yra vidui, vis tiek ką reiktų sufotografuoti. Visa konsolė, kad čia yra ir Android, ir kad klimatą didesnė. Kamerą nusivalom. Nežinokit, reikia apsukti mašiną, nes labai saulė šviečia. Gerai, apsuku mašiną, nes vidaus negalėjau fotkinti, nes per daug saulė švietė. Ką, pagrindiniai dalykai, kad matytos, kad yra Android, šildomas sėdynės ir klima. Ir aišku, kad automatas. Gerai. Tada vaira, kad matytos ir rida, ir kad klaidų nedega. Kokiu dar čia privalumų turim? Yra viena vairuotojo sėdynė pripučiama palei tuos mygtukus. Čia nulūžo kažkas, bet ne, nenulūžo, išsiėmė tik tais. Gerai, dedam ir čia nuotrauką. Dar vienas iš gerų dalykų, tai turim klimą galę su atskiru nustatymu. Irgi nuotrauką pasidarom. Ir dar visą bendrą vaizdą gal net su prailginta kamera. Gerai, nuotraukas jau supyškintas, tai gerai, pirms plans bus tada dėti per visus skelbimus, dėti Facebookus, TikTokus, Instagramus, beje, ateikit tenais ir paseksat ir pamatysit patys pirmi, nes kelsiu tada, kai išeis serija apie šitą Mersą į YouTube'ą. Šiaip norėjus padaryti taip, kad į vieną video padaryti kokius 2-3 variantus, bet palei laiką man taip nesigaun. Ir aš šiaip turėčiau ją patvarkyti, kad uždirbti dar daugiau, bet bandysiu, kad išeitų tokia, kokia yra, o jeigu ne, tai kitoj serijai matysit, kai jau pradėsiu kažką krapštytis prie anuos. Nu, bet tikiuosi turėtų išeiti per kelias dienas. Nu ką, šiai serijai tikriausiai tik tiek, aš norėjau, kaip sakiau, kad daugiau mašinų, bet kelsiu tokį, gal tas video nebus labai ilgs, netoks gal išsamus ir netiek daug veiksmo jam. Bet žiūrėsim, kaip parsiduos, bandysim filmuoti kur daugiau. Tai ačiū, kad žiūrėjot, pasubscribinam, palaikinam, pasišėrinam ir nueinam į Instagramą. Iki kitą kartą.